Nu ką, labas vakaras visiems. Labas. Sveiki. Šiandien tiesiog nusprendėm, kad reikia išeiti gyvai ir papasakoti apie galimybę, kuri gali pakeisti tavo gyvenimą. Tai jeigu tu žiūri įrašą, pakomentuok įrašas, jeigu tu žiūri gyvai, parašyk, kad labas merginos ar kažkaip, kad mes suprastumėm, kad tu esi kartu su mumis. Ir šiandien dalinsimės iš ties labai daug geros informacijos. Ir šiandien pasikvietėm ir Justiną į svečius, kad pasidalintų savo istoriją prisijungimo. Inga tikrai įkvėps mus išbandyti produktus ir noriu užsiminti apie tai, ne Inga, kad čia yra, kurie komandos nariai kvietė svečius taip pat į tą renginį ir mes pakeitėm Zoom, pakeitėm į tiesioginę transliaciją ir jeigu jūs yra žmogus pakvietęs į Smart Startą, po renginio iš karto parašykite jam, kad sudalyvavote, kad girdėjote ir užduokite iškilusius visus įdomiausius klausimus. Tai tiesiog ir tam žmogui bus labai faina, kad jūs buvote kartu ir pasidalinti tikrai bus lengva ir visa kita. Taip pat mes su Inga norim, kad jūs paspaustumėte share mygtuką. Reiškia, kuo daugiau mus pamatys, tuo bus smagiau mums kalbėti, nes kai turime daug žiūrovų, tada ir faina ir kalbėti, tiesa? Taip, ir būtinai pasidalinkite komentaruose kažkokiais tai galbūt įdomiais pastebėjimais, įdomiom mintim, bingo momentais galbūt. Ir tiesiog komentuokite ir tiesiog užduokite klausimą. Aš iš karto einu ant savo sienos, pasidarau dalintis, galite dalintis į grupėse, galite dalintis į savo uždarose grupėse, galite dalintis ant savo profilio. Kuo daugiau pasidalinsite, tuo daugiau bus sužinoma apie papildomas galimybės, kurios gali iš tiesų pakeisti kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tai ką, pradėsim, tiesa? Justinoje atkelsiu, kai tave norėsiu pakviesti, tad būk su mumis kartu visą laiką. Ir šiandien bus apie tai, kas iš tikrųjų pakeitė mano pačios gyvenimą ir padarė didžiulį indėlį ir šiai dienai mano gyvenimas yra visiškai kitoks. Tai aš noriu tavęs paklausti, o kas jeigu papildomi pinigai yra arčiau negu tu manai, vos vieno telefono bakstelėjimu? Mes turime štai tokius prietaisus, kurie iš tiesų gali ne tik mums tarnauti, bet ir labai priartinti mūsų svajones, kad mes galėtumėm gyventi tą savo svajonį gyvenimą. Ir šį vakarą su mumis yra Inga, aš ir Justina, kurios norime pasidalinti savo patirtimis, savo įžvalgomis ir pakviesti į tą Smart Startą tau. Smart iš anglų kalbos išvertus reiškia labai protingas startas. Tai kalbama apie veiklą, kuri nereikalauja rizikos, nereikalauja kažkokių didelių investicijų, bet tai yra verta pradėti. Kodėl? Todėl, kad pasaulis keičiasi. Aš kai prisijungiau prie šitos veiklos prieš 15 metų, viskas buvo visiškai kitaip. Pasaulis buvo kitoks, visi komunikavo visiškai kitaip ir jisai kasdieną keičiasi, nes pasikeitė taip, kaip mes gyvename šiandien. Tiesiog atkreipkite, kaip buvo prieš 10, prieš 5 ar 15 metų atgal. Net aš žinau, kad savo telefoną šitiek jį neišnaudojau kaip prieš kokį 15 metų. Ir šiai dienai žmogaus gyvenimo poreikis yra daugiau laisvės, jis nori būti laisvas ir nepriklausomas, jis nori daugiau laiko, jis nori daugiau laiko skirti savo, šeimai, hobiams, pomėgiams, jisai nori to daugiau lankstumo, kad jis nebebūtų pririštas prie tamsių sienų, taip kaip mes dirbame ir uždirbame, pasikeitė šitas požiūris. Aš žinau, pavyzdžiui, mano močiutė,
kuri dirbo buhalterė, veterinarijoje, uždaryta tarp 4 sienų. Mes kartu ryte išeidavom, aš į mokyklą, jinai į darbą, po pamokų grįždavau pas ją atgal ir jinai tik vakare išeidavo iš savo 4 sienų kambarėlių. Ir tokio darbo ne kiekvienas nori, kaip sako, močiutė sakydavo, nemačiau baltos šviesios dienos. Ir šiai dienai poreikis yra visiškai kitoks. Žmonės nori būti laisvi, matomi ir jausti, kad jie iš tiesų gyvena. Darbą mes norime susikurti, kad tai būtų visam gyvenimui, kad tai turėtų kurti vertę, kad mes jaustumėmės, kad mes prisidedame prie kažko tai. Mums labai patiktų darbas iš namų. O kam darbas iš namų? O gal darbas po palme? Mano bičiulė Jurgita buvo Afrikoje prie jūros, sako, mano vyras užsisakė kavos, o aš tuo metu 2 valandas dirbau šitoj veikloje, rašiau ten žinutes, atsakinėjau, padariau užsakymus ir taip toliau. Argi nenuostabu? Tai yra tai, ką žmonės svajoja ir kūrė, kad galėtų, kad būtų darbas iš bet kurios vietos, kur tik tu panorėtum. Ir kad tai būtų darbas visam gyvenimui. Šita veikla, kurią jūs kursite, jeigu jūs norėsite daryti Smart Startą, šita veikla yra paveldima. Tai reiškia, aš kuriu šiandien ir gali paveldėti mano vaikai. Ir tai nėra žodžiai. Dabar tie, kurie buvo išvažiavę į lyderių mokyklą, jau sutiko tuos žmonės, kurie yra paveldėję iš tėvų šitą veiklą. Ir mes norime tų daugybinių pajamų srautų, ne? Mes norim, kad tos pajamos taptų pasyvios pajamomis. Mes norime, kad jos būtų tikros, kad jos įeitų iš, kaip dabar jums pasakyti, mes norime, kad tos pajamos nesugadintų mūsų sveikatos, kad neatimtų mūsų laisvės, kad jos būtų tikrai augančios ir mes galėtumėm tą kurti gražią ir nuostabią ateitį, ne? Ir todėl yra labai svarbu, kokios tos pajamos, iš kur jos ateina ir kaip mes jas galime įgyvendinti. Taip pat pasikeitė, kaip mes perkam. Pakomentuokite komentaruose, pasakykite, kaip jūs šiai dienai apsipirkate. Ar yra pasikeitę jūsų apsipirkimo įpročiai? Dabar pažiūrėkite, elektroninė prekyba. Aš nežinau procentaliai, kiek kartų yra išaugusi. Pirkimas internetu yra pasidaręs toks įprastas, kad mes perkame mitybos dėžutes, kur tu pasiemi tavo pusryčiai, pietus ir vakarienę, tu gali užsisakyti maistą į savo šaldytuvą, tu gali užsisakyti batus, rūbus, automobilį, ką nori, kelionę nusipirkti. Mūsų apsipirkimas ir internetu yra tikrai dabar šiuo metu pats populiariausias, aš aišku ir pati kartais mėgstu gyvai viską patirti, bet pasižiūrėkite, kaip rekomendacija ir nuomonių formuotoja rinkodara pati yra išaugusi. Ir šitoje veikloje man labiausiai patinka, kad šita veikla yra apie tai, kaip tu pats pajauti produktą ir rekomenduoji kitam. Nes šiai dienai niekas tiesiog pavargo, akis, kaip sakau, yra atbukusios nuo tos perdirbtinos reklamos, visi nori tikrų potyrių, nori tikrų rekomendacijų ir šiai dienai tikrai žmogus pagalvoja, ką jisai dalinasi, nes tai gali netgi sugriauti draugystę, ne? Ir todėl aš, pavyzdžiui, jeigu aš patiriu, kad man šampūnas labai patinka, aš mielai rekomenduoju kitiems. Taip pat pasikeitė požiūris į mūsų sveikatą. Taip kaip mes žiūrime ją, mums jinai nebėra kažkoks savaime suprantamas dalykas. Mes norime, kad būtų daugiau natūralumo, daugiau visapusiškumo. Reiškia, kad mes visapusiškai, ne tik, kad galva neskaudėtų, bet mes norime jaustis energingi, puikiai nusiteikę kiekvieną dieną. Ir mes jau pradėjome žiūrėti, kad toje lėkštėje būtų daugiau švarumo, daugiau grynumo. Taip pat įsigydami produktą mes norime, kad tai atlieptų į mūsų poreikis. Nes mes norime, kad būtų daugiau maistinių medžiagų, mums nebeužtenka vieno elemento,
Mes norim geresnio atsekamumo, apie kurį mums papasakos Inga, ir tvarumas. Tai reiškia, tie produktai, kurie yra kuriami, jie nežaloja mūsų gamtos. Ir kas mes esame? Tai mes esame tie žmonės, kurie pasižymi to holistiniu požiūriu į pasaulį, į save, į savo gyvenimą, į savo aplinką. Šita kompanija priklauso šeimai, tai yra šeimos verslas. Ir tai buvo sukurta, kad galėtų kuo daugiau žmonių jungtis ir dalintis visų tuo gerumu. Kompanijos įkūrėjas Jerry Brasfieldas jau perdavė šią veiklą savo dukrai. Ką man tai reiškia? Tai reiškia, kad Neolife'as nebus parduotas, jis nebus kažkas jame pakeista, reiškia, vertybės bus visas išliekamos, nes tai yra didžiulis pagrindas jums kurti ateities verslą. Ir tai duoda tvirtą pagrindą ir jokių įsiskolinimų. Šita kompanija nuo 58 metų dirba švariai, atsakingai ir jūs esate garantuotas, kad produktai visada bus aukščiausios kokybės. Tai yra daugiau nei 65 metai. Lyderystė mitybos pramonėje. Jau aš jums pradėčiau čia vardinti, bet žinokit, antradieniais būna kiti renginiai. Kaip Neolife'as pirmauja produktų kūrime. Pirmas suskaldo baltymą į amino rūgštis, kalba apie ląstelių mitybą, 70-aisiais kalba apie valymo priemonės, kurios yra ekologiškas, kai niekas apie tai nekalba. Visur yra pirmaujanti ir lyderiaujanti kompanija ir veikia daugiau nei 50 šalių. Tai reiškia, kad jūs prisijungdami, darydami Smart Startą, jūs turite tarptautinį verslą. Ir šią dieną, aš manau, Inga galės užsiminti, jinai tik mažiausiai 7 šalyse ir 3 kontinentuose turi komandos narių ir viskas ten ir auga ir plečiasi. Ir tai rodo milijonai patenkintų klientų, kurie jungiasi ir nori vartoti šitos produktus. Mes einam su misija. Aš pati 15 metų einu su misija. Neolife kiekvienam suteikia galimybę gyventi sveikiau ir laimingiau. Tai reiškia, jūs gausite ir sveikatą, ir laimę, tai yra tai, ką jūs trokštate į savo namus. Ši misija yra viso ko variklis. Nuo bendruomenės iki produktų. Čia yra tik keletas dalykų, iš ko susideda šita veikla. Bet jeigu tau yra įdomu, kas tai yra, tu komentarus visada gali parašyti, kokie kyla klausimai, paklaus žmogaus to, kuris tave pakvietė, gal tu turi mėginėlį išbandyti ir aš manau, kad tu gausi labai daug gerų atsakymų. O dabar pakviesiu Ingą pasidalinti toliau produktais. Dėkoju tau, Giedrė. Taip, tikrai, iš tikrųjų, ši veikla yra visiškai neribotų galimybių atradimas ir iš tikrųjų lygiai taip pat aš taip, aš tik tai susijungsiu. Lygiai taip pat aš iš tikrųjų su šia kompanija aš susipažinau prieš 17 metų. Tai buvo mano tokia pirminė pažintis, kuri būtent įvyko dėl mano kaip jaunos studentės sveikatos problemų, nes iš tikrųjų tai gyvenau su migreniniais galvos skausmais ir chronišku nuovargiu. Ir iš tikrųjų tas laikas, kai pradėjau aš naudoti būtent šios kompanijos Giedrė, kuri papasakojo apie tikrai kokybiškus maistinės medžiagas kuriamas, kurias ir aš dar truputėlį papasakosiu plačiau, bet man pradėjo kilti klausimas, kodėl būtent šie produktai suveikia man taip, o prieš tai tikrai buvo išbandyta daug, aš tiesiog neturėjau to rezultatų. Tai va tada prasidėjo būtent ta mano pažintis į sveikesnio gyvenimo pažinimą ir domėjimąsi tuo. Ir tiesiog praėjus tam tikram laikui, vėlgi, tu gyveni, naudoji tai, kas tau suveikė, kas man padėjo, aš pradėjau tuo po truputį dalintis. Vienam draugui paklausus, aš pasidalinau. Kitam draugui paklausus,
lygiai taip pat pasidalinau. Taip į mano banko sąskaitą pradėjo ateiti pinigai. Ir iš tikrųjų tai labai nustebino, nes būtent tokio tipo verslo modeliu aš neturėjau jokios pažinties, neturėjau jokio supratimo ir tada prasidėjo mano kelias, domėjimėsi būtent tokio verslo modelio struktūrą. Ir iš tikrųjų supratau, kad čia tikrai yra daug daugiau ir tada tikrai pagalvojau, ačiū Dievui, kad aš nepaleidau šitos galimybės, o vis tik pasilikau su ja. Ir štai jau 11 metų esu versle, esu tikrai labai laiminga, komandoje yra 76 ir jau plus žmonių, labai džiaugiuosi, kad į komandą prisijungia jauni žmonės, suprantantis sąmoningai savo sveikatos, kokia tai yra investicija į savo sveikatą, kad tai yra profilaktika, kad tai yra tiesiog rūpinimasis tuo, kad kaip įmanoma ilgiau išliktumėme mes tokie jauni ir gražus. Tai va, ir iš tikrųjų padedu moterims, taip pat ir vyrams, bet žinot, moterį labiau galbūt jaučia, tai padedu moterim tiesiog kurti tą savo stiprios ir tokios, žinot, sveikos, stiprios ir pasitikinčios moters bendruomenę. Tai va, vidutinės mano mėnesio pajamos, kaip matot, plus minus yra apie 1700 €, vėlgi tai yra, vėliau vėlgi papasakos Giedrė dar apie tai, iš ko tai susideda. Mudu su vyru kartu auginame 2 berniukus, kurie šiai dienai jiems yra 15 ir 11 metų ir esu be galo laiminga, kad šie mano nuostabūs berniukai jau auga su supratimu, kas yra tas papildymas maistinių medžiagų. Ir šiandieną mano investicija į juos nuo įsčių jau duoda tikrai labai nuostabius rezultatus, nes mano vaikai gyvena be vaistų. Turiu omeny, kad net apsirgus ar pagavus kažkokį virusą, jie puikiai išvengia vaistų. Tai va. Na ir žinoma, didelė dalis patyrimų yra štai ši, apie kurią papasakojau. Tačiau kita dalis yra ta nuostabi bendruomenė, nuostabūs žmonės, su kuriais aš čia susipažinau atėjusi. Ir jeigu ne čia būdama, aš tikrai nepažinočiau tiek daug nuostabių visame pasaulyje žmonių, su kuriais aš galiu pabendrauti, su kuriais aš galiu pakalbėti, pasidalinti, paklausti patarimo ar kažkaip kitaip gauti palaikymą. Ir mes čia vienas kitą palaikom, vieni iš kitų mokomės, kuriame įvairiausius projektus kartu ir tiesiog dalyvaujame, keliaujame ir visaip kitaip įdomiai leidžiame laiką. Tai va, ir Neolife kaip kompanijos įsipareigojimas iš tikrųjų yra kurti aukščiausios kokybės produktus be kompromisų. Toks ir yra iššūkis, kad kokybė be kompromisų. Todėl pilnas dėmesys yra sudėtas būtent į produktus, kurie labiausiai daro įtaką mūsų sveikatai. Tai yra maistinės medžiagos, kūno bei veido priežiūros priemonės bei namų priežiūros priemonės. Kaip sakau, tai yra pagrindas, kas daro įtaką mūsų sveikatai. Tai yra tai, ką mes dedame į burną, tepame ant savo odos bei skalbiame rūbus, valome namus, tai, kuo mes kvėpuojame. Na, o kai už viso šito stovi mokslo patarėjų taryba, tai iš tikrųjų man kaip vartotojui turi tikrai labai didelį, daro tokį labai didelį pasitikėjimą, nes ant kiekvieno produkto mokslininkai patvirtina savo ženklų, kad tai yra saugu, kad tai yra kokybiška, kad tai yra veiksminga. Tai va, ir iš tikrųjų man tai padarė labai didelį įtaką būtent pasirenkant šios produktus. Ir
kiekvienas produktas iš tikrųjų, kol produktas atsiranda ant mūsų stalo, mokslininkai, toksikologai, matote čia nuotraukose tikrai jų nemažai, biologai, mitybos terapeutai, nutriciologai, formulių sutarinėtojai, jie tiesiog atlieka labai didelį darbą, kad galėtų sukurti mums saugius ir veikiančius produktus. Todėl pagrindinis kompanijos išskirtinumas tai yra, produktai yra sukurti gamtos ir pagrįsti mokslo. Ir didžiausią produkto asortimentą sudaro būtent maisto papildai, tai yra maistinės medžiagos, kurios užpildo mūsų šių laikų vieną iš didžiausių tikrai problemų, tai yra maistinių medžiagų trūkumą. Ir tai būtent Neolife kompanija visas tas maistinės medžiagas surenka iš tikro maisto, tai kas yra būtent sukurta gamtos, ir patalpina į kapsulę, kad mums būtų patogu užpildyti šias spragas. Tai yra maistas, vėlgi, tai yra vaisiai, uogos, daržovės, grūdai, žuvis, tai, ką mes turime valgyti kiekvieną dieną. Labai plačiai iš tikrųjų aš apie produktus nekalbėsiu, nes vėlgi kiekvieną mėnesį vyksta labai daug renginių, Zoom renginių, gyvų renginių, sveikatos temomis įvairiausios iš tikrųjų. Ir tas žmogus, kuris šiandieną jūs pakvietė, lygiai taip pat paklauskite jo, kokiuose renginiuose tiek vaistininkų, tiek mitybos terapeutų paskaitų vyksta. Tikrai galima domėtis būtent tą sveiką gyvenseną. Tačiau aš tiesiog noriu tik pabrėžti, kad daugelį pasaulio šalių jau daug yra kalbama ir būtent sprendžia tas problemas susijusias tiek su per dideliu cukraus kiekiu vartojimu, tiek to perdirbto maisto, lentynos nukrautos, jau patys matome, pasirinkimas labai didelis. Ir būtent suprantame, kad dėl tokių nukrautų lentynų būtent yra spragos mūsų mityboje. Ir maiste yra tiek daug kalorijų, tačiau labai mažai vertės. Ir neįmanoma, tiesiog fiziškai neįmanoma yra gauti visas maistinės medžiagas vien tik iš maisto, ypatingai dar, vėlgi, jeigu žiūrime savo kūno linijas, jeigu norime išlaikyti jas, tai maistinių medžiagų deficitas jau 70 metų senka. Ir prieš 70 metų, tai kas buvo tada ir šiai dienai 50% yra sumažėję maistinių medžiagų vertė. Tai mums reikia suvalgyti labai didelius kiekius, kad kompensuotumėm ir gautumėm tas maistinės medžiagas, kurios yra rekomenduojamos pagal mitybos visas rekomendacijas. Bet tačiau, tuo pat metu mes gausime labai daug ir pesticidų, purškalų, žinot, kaip vis tiek išlaikom, kad būtų išlaikomos tos daržovės. Todėl sprendimas užpildyti spragas su ekstrahuotomis maistinėmis medžiagomis yra vienas būtent iš Neolife misijų, kad sustabdyti lėtinių ligų plitimo tendencijas. Tai Kitas labai svarbus išskirtinumas tai yra, kad produktai yra kuriami šeimomis. Matome šioje skaidrėje, kad yra labai daug šeimų ir vieni kitus palaiko. Tarkim, produktas karotenoidų kompleksas yra su 15 karotenoidų, iš 15 karotenoidų šeimos. Ne vienas beta karotenas ar alfa karotenas, tai yra 15 karotenoidų šeima. Visi alium šeimos nariai, tai yra česnakas, svogūnas, porai ir taip toliau. 22 amino rūgštys. Lygiai taip pat jie šeimomis dirba sinergiškai, vienas kitą papildydami, Taip yra gaunamas būtent tas geras veikimas, štai kodėl produktai man suveikia ir tikrai suveikia labai daug žmonių. Tai labai didelis yra, kaip sakau, man labai didelis yra pliusas vėlgi vartojančios kompanijos, kad jie vienas kitą sinergiškai papildo. Kitas produktas,
Kompanijos išskirtinumas tai, kad kompanija turi farmacinės produkcijos gamybos licenciją. Ką tai reiškia? Vėlgi, šiaip maisto papildų gamintojams tai nėra reikalavimas, jiems tai nėra būtina, tačiau Neolife tai turi dėl to, nes ši licencija būtent atspindi geros gamybos praktiką, kaip čia, būtent tos praktikos standartus. Todėl jie būtent yra taikomi farmaciniai pramoniai. Už tai atitinka griežčiausios kontrolės reikalavimus, užtikrina būtent produktų saugą, pastovumą, grynumą ir veikimą. Todėl taip kaip, sakykime, valstybinės galbūt institucijos, taip pati ir Neolife kompanija reguliariai tikrina įrangą bei visus procesus susijusius su produktų gamyba. Visiškas partijų atsekamumas. Tai farmacinėje gamyboje būtina siekti kiekvienos partijos duomenis, nuo žaliavos iki galutinio produkto. Todėl Neolife naudojasi būtent tokia sistema, kur yra nuo lauko iki stalo, kur būtent unikalus numeris leidžia atsekti, iš kur kilo kiekviena produktų linija ir kaip ji apdorota, kadangi būtent Neolife kompanija pati atsirenka ir kur augina žaliavas, ir kas augina, ir kaip augina, ir tai būtent leidžia atsekti visą tą seką ir užtikrinti būtent, kad žaliavos būtų kokybiškos, atitinkančios Neolife kompanijos standartus, reikalavimus ir ir kad būtent produktas atitiktų visus šiuos reikalavimus, kol pasiekia žmonių stalą. Ir žinoma, patvirtinta klinikiniais tyrimais, kuriuos atlieka su žmonėmis, o tyrimai iš tikrųjų yra publikuojami ir moksliniuose žurnaluose, patys mokslininkai dalijasi šią informaciją ir patys mokosi būtent iš šitų visų mokslinių tyrimų. Na ir dar trumpai apie kitas linijas. Nutrients Organic linija, tai yra vėlgi moksliškai sukurta jūrinės kilmės augalų pagrindų naudojama iš jūrinės kilmės žaliavų, būtent iš Molenės salyno Bretanijoje. Ir ši vieta būtent pasižymi itin didelę jūros dumblių įvairovę ir grynų jūros vandenį. Todėl jūrinės kilmės ingredientus taip pat papildo ir rinktiniai augalai bei eteriniai aliejai. Na ir Nutrients Organic lygiai taip pat buvo kurta aukščiausiais standartais ir būtent visos tos priemonės buvo sukurtos laikantis griežčiausių vėlgi kokybės ir buvo suteiktas Cosmos Organic ženklas, sertifikatas, lygiai taip pat kaip ir EcoCert Green Life. Na ir dar viena linija, kur yra būtent kūno ir mūsų plaukų priežiūros priemonės, kurios taip pat puikiai atlieka savo darbą ir yra pagamintos su augalų ekstraktais, be aliejų, kas yra labai vėlgi svarbu, kad neapsunkina plaukų, jos puikiai išplauna, tarkim, yra prisotinta, šampūnai yra su vitaminu B3, provitaminu E5, kondicionierius vėlgi yra su migdolo ekstraktu, taip pat yra daug daugiau sudedamųjų, aš tiesiog noriu pabrėžti tokius esminius dalykus, pagrindinius, kurie būtent suteikia vėlgi to privalumo ir vėlgi atstato ir suteikia plaukams to spindesio. Na ir kūno losjonas, jis yra mano vienas mėgstamiausių iš tikrųjų. Tai yra produktas, kuris yra ir rankoms, ir kūnui labai švelnus, labai puikiai geriasi, neapsunkina, be silikonų, vėlgi be jokių aliejų. Todėl nėra jokių tokių muilo jausmo ant rankų, kaip sakau, ir vėlgi tikrai labai malonu naudoti. Na ir dar vienas toksai, kuris stovi buteliukas su baltu, žinoma, nepakeičiamas aloe vera gelis, kuris visais gyvenimo atvejais yra mūsų šeimoje numeris 1, kiekviename kambaryje vos ne šeima turi turėti ir kad galėtų tiesiog esant reikalui panaudoti nudegus, odos paraudimui, odos kažkokiam tai
sudirginimui, susimušus, nusibrozdinus, nusideginus, esant slogai, kaip veido kaukė, galima tepti į nosį esant slogai, galima patepti ir akis, jeigu jaučiamas akių skausmas. Tiesiog, kaip sakau, kur telpa pirštas, ten alijošius puikiai veikia. Tai va, na ir dar viena linija, kuri ne ką prastesnė, ne ką mažiau svarbesnė, nes tai yra namų priežiūros priemonės. Ir ar esate iš tikrųjų, bet labai mėgstu sakyti šią frazę, parašykite komentaruose, ar esate girdėję, kad namai yra užterščiausia vieta, aplinka, vieta. Taip, labai įdomu, ar esate girdėję, nes šitą pasakymą jau senai girdėjau, jau tikrai prieš 10 metų, tai tikrai. Kodėl? Tai aš pasidalinsiu, tai kad namuose būtent yra pasirenkama naudoti labai daug skirtingų produktų. Voniai, virtuviai, orkaitai, langams, grindims, sienoms, rūbams 3 skirtingi milteliai, nes reikia juodiems, baltiems ir spalvotiems, minkštikliai įvairiausių kvapų ir namai yra tiksinti bomba. Nes iš tikrųjų niekas nežino, kaip skirtingos priemonės kartu sureaguoja, kaip kvapai sureaguoja, medžiagos, kaip veikia, žodžiu, tiek visą aplinką, tiek mūsų organizmą. Realus atvejis buvo mūsų šeimoje, kai dar gyvenau pas tėvus, ir iki Neolife mes tikrai lygiai taip pat turėjom skalbimo miltelius skirtus baltiems ir spalvotiems, ir tos 2 dėžės susilietusios buvo talpa, pastatytos priemonės spintoje, ir tos, nors ir vėdinama buvo ta spinta, tačiau įvyko reakcija ir pradegė būtent ta lentyna, ant kurios stovėjo būtent skalbimo milteliai. Tai iš tikrųjų, pakartosiu, tikrai mes nežinome, kokios reakcijos gali įvykti. Na, o būtent Neolife kompanija turi tik 4 produktus, kurie visiškai išsprendžia visas švaros bei valymo situacijas, ir priemonės yra ekonomiškos, saugios gamtai, tai ir žmogui saugios, universalios ir puikiai iš tikrųjų atliekančios savo darbą. Nekeiščiau į nieką, net savo vaikus augindama aš džiaugiausi, kad mano vaikai gali ropoti, nebijau, kad palaižys grindis ar dar kažkokiu būdu kažką paragaus, nes priemonės vėlgi buvo, kaip ir sakau, saugios tiek gamtai, tiek žmogui, žinoma, valgyti, laižyti nereikia, bet bent jau žinom, kad namai yra išvalyti su saugiamis priemonėmis. Tai tikriausiai iš manęs bus tiek. Giedre, norėčiau, kad sugrįžtum. Aš čia. Ačiū tau, Ingutė, labai. Galite komentaruose parašyti, pavyzdžiui, kuris produktas jūs suintrigavo, galbūt pasirodė labai įdomus ir norėtumėte apie jį galbūt sužinoti daugiau. Tai tikrai galite parašyti ir manau, kad bus labai gera vėl kažką naujo išgirsti apie jį sužinoti. Kažką norėjau paprašyti komentaruose ir dabar visiškai pamiršau, bet gerai. Tai žinokit, mano dalis bus apie finansus ir jeigu jūs nepabėgsite, jūs būsite pats stipriausias ir išmintingiausias žmogus pasaulyje. Nes iš tikrųjų šitą dalį aš visada kažkodėl praleisdavau ir galvodavau, kad viskas yra savaime suprantama ir čia, jeigu aš tik tai darysiu, viskas ir vyks, taip ir vyksta, bet kai tu suvoki truputėlį daugiau, ką galėtum iš šitos kompanijos pasimti ir tu nepraleidi tos galimybės, tai vėlgi duoda labai stiprius rezultatus. Tai truputį papasakosiu apie save, kad 2010 metais prisijungiau prie Neolife, buvau 21, jauna, žavi moteris, kaip ir dabar,
Suprantat? Ir aš labai turėjau didelių svajonių, labai tikrai norėjau, kad galėčiau būti kartu su savo šeima, kad kartu su vyru galėtum leisti laiką, kad galėtumėm keliauti. Žodžiu, sąrašas buvo begalinis. Ir kaip jaunam žmogui, žinote, kurti verslą, turėti didelių pajamų nėra taip paprasta. Nes mes irgi grįžome tada iš Airijos, suinvestavom 10 tūkstančių atidaryti UABą, buvo užpirkimai, taip toliau, kas turi UABą, gali maždaug numanyti, kokia tai yra didelė investicija. Ir čia mes kalbam apie veiklą, kuri neturi rizikos, mažai kainuoja, jinai yra, kaip šiandien buvo pasakyta, labai lengva ir paprasta daryti. Suprantat? O kartais mūsų protai ginčiasi su mumis ir sako, negali pinigai šitai paprastai būti uždirbami. O kas būtų, jeigu tu, padėdamas kitam pasiekti svajonės, pasiektum pats savo svajonės? Tai va, prabėgo 15 metų. Komandoje, žiūrėkite, yra 170 žmonių. Tai nėra tūkstančiai, bet pajamos jau taip jos sviruoja ir 2,5, ir 2, ir 2,20, ta prasme, jos yra kintančios. Bet aš noriu pasakyti, kad jums nereikia turėti begalę žmonių, kad jūs galėtumėt patirti tą finansinę gausą. Esu šiai dienai 2 vaikų jau mama. Labai džiaugiuosi, kad aš duodu pavyzdį savo vaikams ir gyvenu ir rodau, kad pinigai nėra uždirbami sunkiu prakaitu, arimu ir kitais įvairiais būdais. Ir mes kartu kūrėme tą palaikančią bendruomenę, kurie sakau, ateik toks, koks esi ir čia tu gali tapti tokiu, kokiu nori būti. Čia yra ta terpė, kur tu nebūsi pavertintas, įskaudintas, pažemintas ar dar kažkaip. Čia būsi palaikomas, mylimas, gausi daugybę patarimų ir visi tau sakys, kad tu tai gali padaryti. Kodėl? Todėl jeigu tu gali apie tai svajoti, tu gali apie tai ir padaryti. Tai yra labai svarbu. Nes šita galimybė, jinai yra be galo paprasta, nes jinai turi tik 3 žingsnius. Išbandyti produktą, pasidalinti su juo ir 3 bus pats įdomiausias – mokyti kitus. Įsivaizduojat? 3 žingsniai, kuriuos jums reikia daryti kasdieną, kad galėtumėt pasiekti savo tikslų. Jeigu jūs įsigysite produktus kaip konsultantas, nuspręsite prisijungti, iš karto jūs gaunate minus 25%, ar galima sakyti nuolaidą. Sakykime, jūs prisijungėte ir galite tiesiogiai iš gamintojo užsisakyti produktus tiesiai į savo namus pačios aukščiausios kokybės. Ir jie atsako už šito produktų kokybę, kaip sakė Inga. Šitoje vietoje reikia padaryti pauzę, kad visi suprastų. Jūs tiesiogiai, ne per parduotuves, ne per kažkur, jūs prisijungėte ir tiesiogiai pasiėmėte produktus pačia geriausia kaina ir aukščiausia kokybė. Ir pradedate juos vartoti. Kas nutinka? Jūs pagalvojate, kad jums, pavyzdžiui, būtų verta padaryti kokią nors tai investiciją. Pavyzdžiui, įsigyju ir išbandau, man patiko šampūnai. Aš priartinsiu arčiau, kad matytųsi. Įsigijau šampūnus, man jie patiko. Tada susirandu 6 drauges, kurioms aš labai noriu rekomenduoti, nes aš žinau, kad jos vargsta su riebaluota galva arba per sausi plaukai arba dar kažkokias turi problemas. Parašykite komentaruose, ar turite 6 draugės. Tada įsigijate, pavyzdžiui, šampūno, kondicionieriaus, dušo gelį, kuris nuplauna nuovargį ir losijoną, kurį Inga yra įsimylėjusi. Ir raskite dar tokias 6 Ingas, kurios yra įsimylėjusios losijoną. Ir jūs investuojat, pavyzdžiui, padarėte užsakomą dėžėmis, jūs gaunate net 25, jūs gaunate jau 30% nuolaidą. Ir jūsų uždarbis pardavus 6 draugėms yra beveik 90 eurų. Dabar jūs man pasakykite, tai yra daug ar mažai? Tai yra nuostabu. Jūs turite laimingą draugę, jūs turite papildomų pajamų, kad, pavyzdžiui, 90 eurų kitam žmogui tai yra
vaiką išleisti į krepšinio treniruotę arba nupirkti sportinius batelius jūsų mergaitai, kuris lanko sportinius šokius. Ir tai gal reikėtų dar 6 draugės susirasti. Ir tai po truputį yra įgyvendinamos svajonės. Ir tai yra labai labai svarbu. Tai reiškia, 6 draugam papasakoju apie šitą galimybę, jie išbando ir yra patenkinti produktais. Bet šiuo metu yra šitas smart startas. Jūs galite būti tas basic, paprastas verslo lygis, kur tiesiog pasiemate konsultanto nuolaidą, užsisakote produktus, gaunate tą nuolaidą ir viskas yra gerai. Bet pavyzdžiui, jeigu jūs norėtumėt daugiau iš šitos kompanijos, per 15 metų, pažiūrėkite man į akis, per 15 metų nėra to buvę. Ir jeigu aš šiandien registruočiaus dar kartą būtent dėl šitos galimybės gauti produktų nemokamai. Tai reiškia, kad savo vartojimu. Tai antras žingsnis, rekomenduokite nuoširdžiai ir sąžiningai. Čia jums nereikės nei karto pameluoti, raudonuoti, nusivilti ar dar kažkaip, nes per 15 metų aš esu įsitikinusi, kad šitie produktai tikrai puikiai veikia, jeigu mes juos vartojame sąžiningai. Prisijungite taip tiesiogiai prie Neolife'o, jūs turite savo elektroninę parduotuvę ir tiesiog užsisakote šitaip paprastai produktus. Uždirbate dalindamis, uždirbate, kai rekomenduojate produktus klientams. Kuo daugiau klientų, tuo daugiau pajamų. Ir aš kaip sakau, ar nėra kaip tada sakiau, kokią kainą ateina pinigai į mūsų namus. Aš esu už tai, kad į mano namus pinigai ateitų su gera energija, kada aš padėjau žmonėms, bet ne savo parduotų laiku, kada manęs nematė vaikai. Man čia yra, žinokit, labai didelis skirtumas. Ar jūs jaučiate tą skirtumą, tai irgi galite parašyti komentaruose. Ir dabar žiūrėkit, yra Smart Startas 1000, šitas oranžinis, ne? Čia, pavyzdžiui, jūs investuojate apie 2000. Vienas žmogus yra man pasakęs, čia tiek, tai reikia pradėti verslą, tai čia tas pats, kas iPhone'ą nusipirkti. Arba, sako, čia už tokią sumą pradėti verslą, jūs įsigijate produktus, gaunate šitą krūvą nuotraukų, kur yra įvairiausių produktų, ir valymo priemonės, ir kūno priežiūros, ir vitaminai, ir kokteiliai, ir virškinimai gerinti, ir visa kita. Ir jeigu jūs viską parduodate, jūs uždirbate beveik 1400 eurų. Ar tai yra mažai ar daug? Žinote, tai galima padaryti per 2 savaitės. Bet gerai, jūs nesate galbūt tas, kuris norite daryti už 1000, aš tai jeigu būčiau naujas žmogus, daryčiau už 1000, nes galbūt todėl, kad žinau dabar, kas šitie produktai yra, bet jeigu jūs norite išsiaiškinti, kokie tai produktai, parašykite tam žmogui, kuris jūs pakvietė pažiūrėti šitą tiesioginę transliaciją ir sakyk, man paaiškink, kas ten tie produktai. Bet, pavyzdžiui, jūs esate 500, Smart Startas. Pasiemate už 1000, gaunate visą šitą gausą produktų. Jeigu viską parduodate, uždarbis 660 eurų. Tai yra minimums. Tikriausiai. Nežinau, Inga buhalterį pasakaičiuotų tikriausiai šitą vietą. Bet tai yra tokia maža investicija pradėti verslą be rizikos. Čia nieko nerizikuojat. Absoliutiškai. Čia jums, suprantat, ne dešrą pardavinėti, kuri gali garantinis pasibaigti. Čia yra produktai, kurie keičia žmonių gyvenimus. Žinot, kodėl aš apie tą dešrą užsiminiau, nes aš turėjau maisto prekių parduotuvį ir žinokit, kaip yra baisu, kai kiekvieną dieną reikėdavo nurašyti ten greitai gendančius produktus. Bet čia ne apie mane. Gerai. Bet jūs esate tas žmogus, nenorite verslo, bet norite pirmiausia patirti produktus savo, norite pavartoti, norite suprasti, kas tai yra, nes aš kaip sakiau, tai yra sąžiningas verslas. Čia, žinokit, jau čia nieko suvaidinti neis. Jūs pasiemate Smart Startą 250. Investuojate 430 eurų.
jūs galite parduoti ir uždirbti apie 300 eurų, bet galite tos produktus ir suvartoti. Tai kokį Smart Startą pasirinksite, tai čia yra jūsų asmeninis apsisprendimas. Arba jūs labai stipriai galite startuoti, arba galite vidutiniškai, arba galite visiškai saugiai dėl savęs, dėl šeimos, kai aš patirsiu naudą, tada dalinsiu su kitais. Paprasta. Ir aš manau, kad tikrai verta. Ir tada, kai jūs prisijungsite, yra tas trečias žingsnis, apie kurį kalbėjau, kuris yra labai įdomus. Taip, kaip aš jums dabar kalbu, papasakokite kitam, kad jūsų bičiulis neprivalo pirkti iš jūsų. Jis gali irgi pasimti Smart Start, jis gali irgi vartoti šitos produktus gera kaina iš gamintojų, tiesiogiai iš gamintojų. Ir padėkite kitiems daryti tą patį. Padėkite jiems kurti. Ir aš kaip sakau, jeigu padėsite kitiems įgyvendinti jų svajones, jūs patys praturtėsite. Tai noriu Justiną pakviesti, atleisk už šitą sustumtą nuotrauką, bet labai noriu pakviesti Justiną pakalbėti apie tą galimybę, kurį jinai priėmė kaip jauna mama. Kodėl tu tai padarei? Tu viską pati papasakosi. Tai... Oi, jau tada, prašau. Viskas gerai. Taip. Tai sveiki visi dar kartą. Esu Justina, jauna mama, moteris, kuri prie Neolife kompanijos prisijungė prieš 5 metus. Neolife veikloje atradau ne tik finansinės galimybės, bet ir nuostabią bendruomenę, tikrą bendruomenę. Ir mano kelias prasidėjo labai paprastai. Man buvo vos 18 metų, laukiausi ir norėjau vartoti kokybiškus maisto papildus, kurie būtų saugus tiek man, tiek mano vaikučiai. Ir norėjau veiklos, kuri būtų saugi, prasminga, būtent man. Ir taip atsirado Neolife'as. Iš pradžių buvau tik vartotoja, bet atvirai pasakius, man kai kurie produktai buvo tokie sudėtingi, tai aš tiesiog pradėjau nuo paprastų dalykų, ką naudoju, ne kasdien, bet galbūt kas 2-3 dieną, tai buvo šampūnai ir kondicionierius. Tai pradėjau nuo šitų paprastų dalykų dalintis, rodžiau savo ilgus gražius plaukus, dalinausi su visais, kokie yra nuostabūs produktai, štai būtent šampūnas ir kondicionierius. Ir tada praeitą rugsėjį atsirado skaidulas. Tai skaidulų naudą patyriau labai labai greitai ir buvo man dar lengviau ir paprasčiau dalintis jie su kitais, nes tai patyriau būtent šitą naudą aš pati ir dar labai greitai. Ir nuo čia viskas pradėjo suktis. Supratau, kad viskas prasideda nuo paprastų kasdienių veiksmų. Tai ką aš darau kasdieną, tai kuriu reelsus, kuriuose rodau, ką aš veikiu, dalinuosi apie produktus, rutiną, rezultatais, rašau postus tiesiog apie kokią motyvaciją, apie sveikatą, apie tai, kaip šie produktai padeda man ir mano visai šeimai. Ir bendrauju komentaruose, įvairiose grupėse su žmonėmis, kurie galbūt turi sveikatos kokių problemų, galbūt kažkas nori verslo, jaunos mamos, susipažįstu su naujom jaunom mamom, tai jauna mama ir jauna mama turi, manau, daug apie ką pakalbėti. Tai va, tai ką veiki realiai, kaip atrodo diena, kaip naudoji produktus, kartais einu į TikTok laivus, iš tikrųjų, pačioje pradžioje buvo labai nedrąsu, dabar tai man yra, nežinau, kasdienybė, atrodo viskas natūralu, taip ir žinoma, aktyviai ieškau naujų žmonių. Per grupės, per bendrus interesus, per įvairiausius ryšius, nes ši veikla yra apie žmonės. Tai visa tai mažas kasdienės pastangos ir nors pradžioje buvo labai daug baimių,
kaip man seksis, ar čia žmonės manim tikės, nes man buvo tik 18. Ar manęs čia neteis, ar nebus skeptiški, bet kasdienis veiksmas nugalėjo tas visas baimės, kuo daugiau dalinausi, kuo daugiau dariau, tuo labiau augo mano pasitikėjimas su kiekviena žinute, su kiekvienu postu, su kiekvienu storiu, reelsu, kiekvienu atsakymu keičiau ne tik kitų nuomonę, bet ir savo. Labai daug davė aplinka. Tai Neolife bendruomenė yra išskirtinė ir tai drąsiai galiu sakyti, kad yra visiškai išskirtinė, nes tokių žmonių aš gyvenime nesu sutikusi. Čia jautiesi visiškai ne viena, gali paklausti, pasitarti, gauti palaikymo. Aplinka, kuri tave mato, vertina, tiki ir tai labai padeda išlikti pastoviai, kai motyvacija krenta. Tai kur tokią bendruomenę rasti? Nežinau. Kartais būna daug geriau nei pati giminė. Čia iš mano situacijos. Nes rezultatai neateina per naktį, bet žinokit, jie tikrai ateina. Šiandien galiu pasakyti, kad ši veikla jau tapo gyvenimo dalimi. Turime komandą, klientai grįžta, gauname labai daug gražių atsiliepimų. Dėkoju už mano rekomendacijas. Tad jei dabar čia žiūrite mane ir galvojat, ar man pavyks, tai jeigu man 18 metų besilaukiančiai merginai pavyko, tai tikrai esu garantuota, kad pavyks ir tau. Reikia tik tikėti, būti savimi ir kasdien žengti bent po mažą žingsnelį į priekį. Tai va, ačiū Jums labai. Ačiū, Justina, tau. Kaip prieš tai skaidrėje pastebėjau, kad veikloj 2 metai. Bet pažiūrėkit, veikloj 2 metai tik tai. Sakykime, produktus vartoja 5. Aš matau kelionę į Siciliją, kurią jūs gavote. Mes gavome kelionę, jo, dovanų. Skaidulų pardavinėjami kalnai, poreikis yra didžiulis. Ir tavo drąsa dalintis, aš manau, įkvėps labai daug žmonių imti ir tai daryti. Nes yra toksai dalykas, kad kai tu prisijungi prie šitos veiklos, mes pakalbėkime apie tai, kiek tu nori uždirbti su Neolife, kokį tu tikslą turi čia atėjęs, o gal tik sveikata ir tai yra viskas gerai. Kiek žmonių įsivaizduoji savo komandai. Kokias premijas norėtum gauti. Galbūt norėtum, kaip Justina, gauti kelionę į Siciliją. Ir kas tu esi su Neolife? Nes daugelis žmonių kažkaip slepiasi už kompanijos, bet pirmiausia čia yra taip, kad pirmiausia žmogus pasirinka žmogų ir tik tada eina kompanija. Ir kai tu prisijungi, tu jau turi taikinį, reiškia, mes jau turime tikslą. Nes kitaip, jeigu tu negali pataikyti į taikinį, kurio tu nematai. Kai mes žinosime tavo aišku tikslą, tada kaip Justina susidėsime aišku veiksmų planą ir galėsime judėti į priekį. O šitoje vietoje aš jau paprašysiu sugrįžti Ingutės, nes Inga mums papasakodės, kodėl verta prisijungti prie Neolife. Dėkoju tau, Giedre. Tikrai aš taip iš tikrųjų džiaugiuosi, Justina, ir man tai yra toks tvirtas parodymas, pavyzdys, kad tikrai viską galim padaryti, jeigu turi nors truputėlį noro ir darai tos mažus žingsnelius į priekį ir sieki savo tikslą dėl savęs, savo šeimos, savo vaikų, tiesiog tos gerovės. Tai va, tai iš tikrųjų išgirdome šiandieną, tikrai daug, kaip galime paversti būtent šią veiklą vienu iš savo papildomų pajamų šaltinių, galbūt kuris paskui tampa pagrindiniu. Išgirdome apie produktus, tikrai nemažai informacijos, aišku, galima tikrai ir daugiau. Ir šiandieną aš sakau, kad tikrai yra pats geriausias laikas pradėti.
ar išbandyti, nes aš kaip sakau, kuo ilgiau ir daugiau mes delsėme, tuo mažesnė tikimybė, kad išbandysime kažką naujo. Ir žinote, yra tas pasakymas, ko žmonės labiausiai gailisi gyvenime labiausiai. Vat ko labiausiai gailisi. Ne to, ką padarė, ar pabandė, ar nuveikė, bet to, ko nepadarė, ko nenuveikė ir neišbandė ir nesukūrė. Tai iš tikrųjų aš kaip sakau, geriausia yra duoti savo laiko, paimti, pabandyti ir tada žiūrėti, stebėti, ar čia man, ar čia ne man, ar čia gerai ar negerai ir tiesiog tu gali tada, bet tiesiog paimti ir pabandyti. O pensija šiais laikais iš tikrųjų tai nedžiugina. Mes žinome tikriausiai, taip. Aišku, dabar sakysit, aš dar jauna galbūt, čia per anksti kalbėti apie pensiją, bet patikėkit, žinokit, aš irgi negalvojau, kad mano 40 ateis taip greitai. Ir šiandieną aš sakau, kaip niekada iš tikrųjų svarbu pagalvoti apie tai, kaip mes norime sulaukti tų 65. Ar gyvendami savo svajonių gyvenimą, ar tiesiog laukdami, kol pajamos sumažės trigubai. Ar mes keliausim, patirsim, išmėginsim kažką naujo, ar sėdėsime ant sofos ir lauksim kažko. Tai aš manau iš tikrųjų, kad tiesiog reikia priimti tą pokytį, paimti ir išmėginti. Neolife kompanija iš tikrųjų yra tikrai Europoje greičiausiai auganti komanda. Ir susitinkame mes čia visiškai skirtingų sričių žmonės. Kas buhalteriai, kas vaistininkai, kas gydytojai, kas medikai ir grožio specialistai, verslininkai, psichologai, mentoriai. Ir mes visi kartu čia, mes dalinamės savo žiniomis ir visiškai nemokamai. Ir mokomės. Ir, kaip sakau, netgi vienas, dabar tikrai tik nepasakysiu vardo pavardės, tinklinio marketingo būtent atstovas, kuris išgavęs pajamas iš tinklinio marketingo kūrė sekančius savo verslus, šalia pasakė, kad ši veikla, ši žmonės, kurie būtent dalinasi žiniomis vienas su kitu, tai yra pati geriausia terpė mokytis visų šių dalykų, kuriuos mes galime pritaikyti kiekvieną dieną gyvenime. Ir taip yra tikrai smagu susitikti su visais šitais bendraminčiais, mokytis vienas iš kito ir tiesiog siekti savo tikslo su palaikymu, su pagalba ir su tiesiog žmonėmis aplink save. Tai vienintelis, ko šiandieną reikia, tai yra paprastas tavo sprendimas. Ar aš lauksiu, ar aš tiesiog imsiu ir pabandysiu. Žinot, kaip aišku, tas žodis gal pabandysiu, vėlgi jisai toksai ne, bet aš darysiu ir žiūrėsiu, kaip man sekasi. Tai dėkoju Jums labai. Ir šiandieną, būtent po šio mūsų susitikimo, aš tikrai labai kviečiu tą žmogų, kuris Jūs pakvietė čia, galbūt tiesiog parašyti jam, paklausti, sakyti, kad aš noriu pamėginti tą produktą, aš noriu pajausti, apie ką čia kalbėjo Inga ir Giedrė, ir tiesiog priimti tą sprendimą ir duoti savo laiko. Aš kaip sakau, nors metus išbandykim. Ane, Giedrė? Tikrai taip. Jeigu jūs turite kažkokį tai klausimą, galite palikti komentaruose, galite parašyti asmeniškai, galbūt kažką mes nusikalbėjom, gal kažką nesuprantamai pasakėm, tai būtinai susisiekite su to žmogumi ir bus viskas apkalbėta, išaiškinta, sudėliota pačiu jums palankiausiu būdu. Ačiū tau, Justina, labai, kad tu šiandieną dalinaisi. Ačiū Jums, kad pakvietėt. Ačiū.
Žinau, kad palikai namuose vaikus ir vyrą, tai šita valanda tavo tikrai buvo labai vertinga ir manau, kad daugelį įkvėpė pradėti. Netobulai, bet efektingai. Na, o jeigu iš tikrųjų čia prisijungiate arba žiūrite įrašą, žmogus, kuris dar nesate girdėję apie Neolife, ar tiesiog prisijungėt, nes kažkur pamatėt, tai rašykite komentaruose startas ir tikrai susisieksime ir atsiųsime jums reikalingą informaciją ir tiesiog pasidalinsime asmeniškai savo didesnę patirtimį. Taip, o ir toliau stebėkite mūsų su Inga tiesioginės transliacijas ir kalbėsime įvairiausiam įdomiausiam temom, kurios gali būti tau naudingos. Ir iki sekančio.